Nu, gerai išmozotas čia kiemas. Jau išmozota visur, kur tik įmanoma. Tai va, sveikinuosi nauja savaitė, naujas video. Žiūrim, kas gero įvyko šią savaitę. Nu, šitas čia mūsų tas trečias kelias. Pirmas kelias dabar yra trinkelių kelias ir ant jo jau galima važiuoti. Antras kelias, ką tik matėt. O čia yra trečias kelias, kurį čia vyras ištisai kasė, o dabar ant jo užvežė žvyro. Tai gal pagaliau jau bus įmanoma išvažiuoti visais keliais. Na, kaip gražiai. Jau bus galimybė pas mus ir atvažiuoti, ir iš mūsų išvažiuoti. Orai tikrai rudeniški, ruduo. Medžiai visur keičia spalvas. Nu, spalis, ko norėt, jau šiaip medžiai gali būti net ir numetę spalį dažnai lapus, o dabar tik tai dar keičia spalvas. Šiandien turėjo pagal idėją pabaigti trinkelės, bet dar sakė, neišeina pabaigti, nes šlapios trinkelės, ten ta akmenų smėliukas, nežinau kaip vadinasi, nekrenta taip gerai, kaip galėtų, tai žodžiu dar rytoj atvažiuos. Ir rytoj jau turėtų būti viskas, paskutinė trinkelių diena. Sakėm su vyru, kažkada jau bus, kad atsikeli ir kieme nėra pilna technikos ir žmonių ir niekas neburzgina. Mes, mum daro, bet kaip kaimynam čia visą mėnesį mes tai kraunasi daiktus jau. Jau rytoj bent jau bus technikos mažiau. Oi, nu geras. Va. Įvažiavimas, kurį naudojam, ir tai čia dabar jį palygino truputuką, kad, nu, geriau atrodo negu vakar. Vakar čia naktį važiavom į parduotuvę, tai sunkiai buvo tuo keliu įvažiuoti. Čia naujas kelias. Va tokia visur į tarpukus šluoja. Vištelių vakarienė. Ne. Už tai vištelės jau kelintą dieną deda po 14 kiaušinių mum. Jau šiandien surinkti kiaušai. Va, mano laipteliai. Jau nebebus, kad nešiu ištisai aš ten nešvarumus į darbo kambarį. Šiandien dar negalima ant jų lipti. Ant šitų dar sakė kraštinių ilgai bus negalima lipti, ant to bus galima. Išvažiuojam! Man tai linksma. Tai liūdna, kai žaidžiu. A jiem? Ne, kaip vat. Ne, džiaugiamės, kad darbai baigti, kad tai puikiai baigti, tai čia vienas džiaugsmas. Džiaugiamės ir kai atvažiavo. Dabar jau džiaugiamės, kad jau dan. Atsisveikinimas su trinkelių meistrais. Ate. O dabar iškilmingas momentas. Prašom mūsų mašiną į kiemą. Pagaliau prie durų galėsim privažiuoti. Nu čia, didelė svajonė išsipildė. Nu, laukiam Auksytė tėčio, kada parvažiuos pirmą kartą ant trinkelių su mašina.
Mūsų mažoji net nežinos, kaip tas kiemas. Nu, žinos dėl to, kad filmuojam video, bet šiaip tikrai neatsiminsiu, baba, kaip čia mes gyvenom prieš tai. Galvos, kad čia toks vaizdas yra normalus, o mums prie jo reikės priprasti. Bet, kaip sakiau, tikriausiai po kelių metų atrodys, kad niekaip kitaip čia ir nebuvo. Naujienos tokios, kad išvažiavo meistrai. Viskas. Kiemas priklauso tik mums. Baigė darbus. Nu, aišku, dabar reikės apželdinimo dar. Kitas žingsnis bus. Bištelės reikia su tuo perforatorium greuna ten toliau. Va ten grindis. O mes, mum pagamino duris šitam pastatui. Ir vyras šiandien jas dažė. Va, parodysiu, kaip jos atrodo. Čia ir vėjo nėra, bet kvapas už tai yra. Va, tokias duris. Ties vyras šiandien nudažė pirmą rozą. Bus mūsų durytės į pastatus naujas. Iš kitos pusės, čia ta vidinės šita. Iš vienos pusės tokios, iš kitos pusės tokios. Atvažiavom, žodžiu, ieškoti rūbų darbinių. Aš išsirinkau batus, kad po kiemą galėčiau laisvai vaikščioti. Tokius. Atrodo neperšlampami ir viduje šilti. Nes dabar vaikštau su kedais, kas nėra protingas sprendimas. Vyras migdo mažąją vežime važinėja. Aš einu pas Anytą. Paskui vyras atneša Anytai mažąją. Aš vaisiu į parduotuvę. Žodžiu. Labą dieną. Šiaip dažniausiai atpažįsta, kad giminaitė. Bet dabar ne. Labą dieną. Va, kokiais jūros gėlių. Labą dieną. Kokios jūros gėlių. Penktadienio rytas. Rytoj išvažiuojam vėl į Dzūkiją. Kaip savaitgalis, taip mes į Dzūkiją. Tai va, o pas mus padarė duris. Vyras jas nudažė ir dabar jas įdės. Ir jau turėsim vienas duris sutvarkytas, tvarkingas. Visus svarainius nuravėjo. Nupjovė su trimeriu tarpueilius. Ir mūsų svarainiai atrodo visai neblogai. Pasiruošę žiemoti. Šiaip tai neužilgo jie kažkaip lapus turėtų mesti, bet žaliuoja tai taip, kad ohoho. Nu va, kitur jau tokie silpnesni. Bet seniau tai nesimatydavo, iš viso per tarpus priaugtų žolių, iš viso nesimatydavo svarainių. Dabar jau bent matosi. Va, mūsų svarainių laukas. Pirmose eilėse gražesni svarainiai, nes daugiau meilės, daugiau priežiūros sulaukia. Kuo toliau į mišką, tuo prastesnė. O, grybai auga, va. Nu, bet tikrai daug geresnis vaizdas, kai viskas apsiravėjo, nusipjovė, tai atrodo daug geriau. Kažkada reikės skirti dėmesį svarainiams ir šiaip tai, yra kur neprigijo, tai reikės naują pasodinti tose vietose ir, žodžiu, reikės dasodinti, kur nėra eilėse. Tai dar su svarainiais laukia sodinimo jų, bet čia kažkada. Matau, kad įdėjo naujas duris, einam pažiūrėti. Čia yra senos duris. Taip atrodo. Taip atrodo naujas duris. Tai jos ten toj būdoj po dvi tupi. Po dvi tupi ir deda kiaušinius. Nu kokios yra. Ten niekur nededa. Būdoj dviese tupi. Jau išėjo. Gal ta laukia, kol ta išeis dabar. Ta kita
įsipatogins. Vištų gyvenimas. Vyksta šiltnamio griovimas. Va. Atsisveikinimas su mūsų kiemo pabaisiuku. Nu, vaizdelį šiltnamio. Toj parodysiu ir jums. O, prašom į šiltnamį. Va, matai, koks šiltnamis? Tik jį reikės naujai pasidaryti, kad jisai būtų gražus. Žemuogės likusios. Va. Vynuogė. Tie karkasai yra labai stiprus. Nu jau vištų čia pribūta, prisikaliota. Šiltnamio griūtis. Gerai, kad mūsų noriu. Nu, bet jau jisai buvo visas bėgantis, visas toks. Šiaip baisus, uždarau duris, nors nelabai čia yra ką daryti. Bėgantis baisus, tai jau reikėjo. Pažiūrėsiu. Vyras jas nudažė. Reikia pasibelsti, pažiūrėti, kas čia gyvena. Tik, tik, tik. Va. Čia vyro daiktų sandėliukas. Nu, puikiai. Puikiai. Labai gerai. Šauniai darbai einasi. Ai, dar koksai darbas dar padarytas, tai nupjautos visos mano vaistažolės. Nežinau, ar mes jas persodinėsim, ar spėsim šitą rudenį persodinti, ar persodinėsim jau pavasarį. Tai čia kaip su laiku žiūrėsim, mums pavyks, bet jau visas nupjovė. Einam, irgi parodysiu. Va, mūsų vaistažolynai. Nupjauti visi. O šitas 3 lysvės, šita ir šita yra tuščios. Tai va, jas persodint šiek tiek tą perteklių iš visur. Kad turėtų daugiau vietos augaliukai augti kiekvienas. Tai dabar greunam šiltnamį. Namai mūsų, garažas. Dabar greunam šiltnamį, o paskui greusim ir pirtį. Buvo kas rašėt, kad, negriaukit tos pirties, pasidarysit ten kažką kitą. Kad negriaukit pirties, pasidarysit ten kažkokį kitą ar sandėliuką. Būtų labai smagu, pavyzdžiui, mano vaistažolių namelis, kad ten būtų. Bet tiesiog, yra pas mus daug tų pastatų ir taip, o tenai prie prūdo norisi, kad būtų pirtis. Tai norisi toj vietoj, galbūt toj pačioj vietoj ir ten, kadangi atvestas ir vanduo ir visa kita, tai mums bus patogu daryti iš tiesų tą pirtį, kurios norim. O mums to stogo vis tiek reikės, sunaudosim ant to kito pastato, tai pasinaudos. Aišku, ten jau ir plokštės sudėtos, ne plokštės, ten sudėta yra ta puta, žodžiu, jau yra ten pridaryta darbų ir nudažyta viskas, bet iš kitos pusės tai žodžiu. Žiūrėsim dar. Vis tiek tą pirtį darysim mes pavasarį. Ne dabar jau. Dabar jau truputį eina pristabdymas reikalų, nes reikia ir pailsėti. Tai gavom paramą. Su parama reikalai kol kas žiemai dabar pailsėsim. Prasidės visi reikalai pavasarį. Mano čia stovyklos viskas baigėsi. Trinkelę susidėjom. Ir visi kokie darbai, tai sakom pavasarį, pavasarį, pavasarį. Tai toks jausmas, kad pavasarį aš nežinau, kaip mes varysim. Nes tiek visko, ką galvojam, tai pavasarį, tai pavasarį. Pirtis, tai pavasarį. Čia nusidažyt kažką, pavyzdžiui, šitą. Tai pavasarį. Stogus keistis, tai pavasarį. Dar kažkas, tai pavasarį. Žodžiu, viskas pavasarį. Šiltnamį naujai dengti, tai pavasarį. Tai jau pavasarį nebus kada ilsėtis, reikės vien tik dirbti. Netidarau durų. Oi. Va, atsidarėm. Tai vat, tai žodžiu, čia jau buvo ta puta sudėta, tai jau ją ištraukė. Panaudosim ją kitur, žodžiu, jau čia biški išėmė. Pradėjo. Ten tie buvo sudėti, kanalizacijos. Tai
truputį jau ištraukė dalykų. Tai vat. Kartais į priekį, o kartais atgal. Tai supirtim atgal, bet tam, kad eitumėm į priekį greičiau. Kartais reikia paeiti atgal, kad sparčiau eitųsi į priekį. Aš nežinau, ar buvau prieš tai mačius, kaip atrodo batvinis. Gal, kad paprasti kažkokie burakėliai. Netyriausi perpjauti. O dėl tų vištelių mes tik nedarom. O čia kada parnešė vyras, buvo tik 5 kiaušius padėjusios. Tai mažoji paėmė ir visus sudaužė. 5 jinai neužskaito. Tai kitą dieną vėl 14 padėjo. Ar 13, ar kažkas ten to. Nu va, pasikeitė nauja vieta dėti kiaušiam. Ten turėtų dėti. O ten dar deda. Kiek čia tų valandų? 3 valandos dar deda kiaušius. Mes abuvę kaip vištelė sėdėm mašinoje, laukiam, taip. Važiuosim ant kapų, pas vyro tėtį ant kapų. Uždegsim žvakutes, nes per lapkričio 1 nebūsim. Taip, papa. Ir važiuosim dar nupirkt grūdų vištelėm. Gerai? Pas kaimyną. Tai vat. Važiuojam. Nu, kur tos ciūtės? Va kokios ciūtės. Atvažiavam grūdų. Ciūtė? Vienas ciūtė. Kokia katė dar. Va, kokia graži katė. Katė? Va, kokia graži katė. Bet jau apšė. Kokios varstyklės. Atvažiavom į Dzūkiją. Einam pasivaikščiot, nes, kiek mes 4 valandas kely, tai reikia šiek tiek pasijudinti. Atvažiavom, pasiėmėm šunį, brolį ir einam. O ką? Tiek šiam kartui keliaujame atostogauti ir sakom iki susitikimo kitą savaitę.